Gerai, pailsėk. Tai užteks jau galim. Tai tu savo, klapas tau šį vatą. Jo. Nors tu galėtum, žinai, jo favorite classic pose, tai tu taip atsistoji rankos. Nes tu, žiūrėk, jeigu tu priekį stovi pozoj, tai tu taip nebijok su kojom, žinai, atsistoti, tai transition. Nu, koks jausmas? Sveiki, naujas video, važiuojam dabar į Latviją, Rygą, rytoj dalyvauja klientas varžybose, jau pirmos varžybos, tai pagalvojau pasimsiu kamerą, jūs kartu su savim, tai pafilmuosime visą kelią į Rygą, liksim ten nakvot, tada seka šlina klientas, mes susitiksim su juo šiandien, jisai papozuos. Kiek žinių, dabar kūro užsipylėm ir mano operatorius gali ir pavaikščioti ir arčiau ateit prie manęs, tai pavalgysiu, tai vištiena, ryžiai, my favorite. Ir kaip tik mano liko, kaip tik dabar 11 dienų iki mano dietos, tai aš irgi už 11 dienų pradėsiu jau ryškinimo etapą dietą, tai mėgaujuosi paskutiniam dienom, tai galvoju, kaip tik Rygoj bus puikiai proga likti dar nakvoti ir paskanauti, išbandyti tenais įvairius restoranus gal. Gerai, einam sysiu padaryti ir važiuojam toliau. Pasiėmiau Monsterį, išbandysime šį skonį, šiaip aš niekada beveik negeriu. Kiek kartų nusipirku, išgeriu, net pusės neišgeriu, nebegeriu, nes tada galvoju, kad aš ir taip į ką pre-workouto vartoju, arba ten saldikliai, dar kažkas tai toksai, nusipirku, kad nusipirk, bet palieku ir paskui išmetu, tai galvoju irgi dabar mums yra, gali operatorius parodyti, mums liko 2 valandos 30 važiuoti iki, kaip ten Jūrmalas, taip, Jūrmalo varžybos, tai šiandien nakvosime Jūrmaloj, nes varžybos yra 6 ryto tenais ir tada po varžybos tikriausiai prasidės 10-11, baigsis kokią 1-2 spėjų ir tada važiuosim į Rygą ir tenais paeksplorinsim, pasivaikščiosim. Toks planas, tai galvojau vis tiek tokią kelionę reikia pagerti, tada mane pamaitins važiuojant, kad sutaupytume laiko, nes šiaip, vairuojant negalima valgyti, taip tai nieko aš blogo nedarysiu, bus pagal įstatymus, 2 rankom už vairo laikysimės. Tai galvoju vis tiek šitas video toksai bus labiau kaip blogas, tai papasakosiu, kas vyksta mano gyvenime, kad jūs labiau irgi pažintumėt mane, kas aš per žmogus esu, nes pasikeičiau vis tiek per šitiek mėnesių, kai nefilmavau jokio video. Tai naujienos kokios čia, plaukai labai ant kūno auga, plaukuotumas padidėjęs. Čia apsiskutau tik petį, matot, čia petį, o čia nais plaukai vis tiek yra likę, nes va šita nauja maikutė yra Insane Fits. Matot, yra rankovės iki pusės. Pagal visumą, aišku, mano pečiai truputį didesni, bet iš esmės pas kitus žmonės tai turėtų būti rankovė pusės rankovės, toks čia dizainas. Tai va čia logo. Ir aš tada šiandien pažiūrėjau prieš išvažiuojant, kad mano plaukai iki čia vos neapžėlė buvo. Tai apsiskutau iki čia, kad bent jau rankovės gražiai atrodytų ir nebūčiau apaugęs, nes vis tiek ten varžybas varysiu, filmuoju video, tai nenorėjau būti toks ir apaugęs labai stipri. Tai tiek ir naujienų, gerai. Tęsiam kelionę ir važiuojam, pažiūrėsim, kas bus toliau. Nu, atvykome į Rygą, pas Luką, dar vieną. Tai jisai, kaip matot, žiūrėkit, kokį namą išsinomavo. Žodžiu, sakė, kad sumokėjo už 3 naktis, taip? Už 3 naktis sumokėjo apie 100 eurų. Tai reiškia, reikia dažniau čia atvažiuoti. Jo, šiaip mes jau su juo pasisveikinom, tai nusprendėm filmuoti biškį vėliau. Ir vat, žinau, biškį keisti kamerą, taip šnekėti ir apsimės, kad čia žmonės. Gerai, tai pažiūrim tada formą. Aišku, apšvietimas tai toksai kaip kaime būna lemputė. Bet šiaip sakyčiau, kaip už 100 eurų už 3 paras, tai žiauriai gerai. Jo, čia kambarėlės, sako taip. Aš žinau, dušas visai toks. Galima ir vakarėlius daryti. Nu ką, gerai. Jo, tai ką tik Lukas valgė burgerį, ramiam mini užkrovą. Tai vos nesavaitę laiko laikė daugiau vandens, šiandien sumažinom, tai kas valandą, kas 2 man siuntė vis nuotraukas, kaip jis atrodo. Tai tikslas, kad iš podos vanduo išeitų, keliam angliavandenius, biškį vandenį mažinam, vandenį išliekam, nes reikia truputėlį vandens, kad angliavandeniai pasisemtų ir pripildyti raumenį glikogenų, kad jie išsipūstų. Nes kelias dienas buvo beveik iš vis angliavandenių nebuvo ir mes tada didinom ir vandenį mažinom. Tai nuo 10 litrų, nuo 8 realiai gėrėm ir, žodžiu, vanduo
Mažai anglis didėja. Gerai, tai gal rimtai čia sustok. Čia normaliai metamės mes. Pamatė, kaip čia atrodo. Aš manau gerai. Aš va čia pabūsiu. Va taip į mane gal veido, tada atsistok. Nu tai žiūrėk, svarbiausia su kojom, nes aš per fotkės kojos nelabai matas, kas kyla, bet aš šiaip realybėj tai daug geriau iškart. Gerai. O jeigu dar kelius bandytum labiau išskėtinėt? Va, tai buvo gerai dabar, jo, taip. Aišku, dar rytoj bus dar geriau. Aha. Gerai. Gerai padaryta quarter return to the right. Tikriausiai bus taip pasuskimo jo į dešinę, sakai dešinę sukės. Jo, išpus korį ir presą dar gali susigaužti, jo, nes pas tave taip, aišku, veidrodžio čia nematai, bet... Taip. Gerai, vėl sukės. Aišku, žiūrėk, dabar į mane greit tas kojas, kai tu stovi šonu, tarkim, taip, tai tu statai, žiūrėk, šitą koją statai va taip. Ir tada apsisuki iš karto gražiai, jo, tai šitą koją atgal. Taip, labiau smooth bus. Jo, ir tada teisėjai biškai žemiau sėdė, taip atsilošk atgal daugiau. Nu, miškai, va, glutė. Dar gali šiaip apatinę nugarį ten pamatyk. O. Gerai. Sukamės dar. Nu, Lukas dalyvavo pirmą kartą varžybose, tai taip eksprontu. Dar presą. Išpusk. Va. Tada krūtinę tempk. Va, aha. Jos savęs neuždenk, nes teisėjai, kad matytų tavo šikną įtemk jo. Gerai. Vėl sukis. Jo, tai prieš metus nusprendėm varžybose dalyvauti ir nusprendėm pasiruošti visai. Labai gerai. Nu ir dai, double bicep. Tai žiūrėk, double bicep, tai padaryk tą tokį, taip, įtempi krūtinę. Jo, va. Jo, taip įtempi. Labai gerai. Ir šitą koją, man atrodo, ištiestų bus geriau. Jo, da, išties pilnai gal. Taip. Nu ir tada presą būtinai laikyk. Gerai, dabar žiūrėk, atsipalaiduok, vėl nuleis rankas, šitoj pozės stovėk. Tu su rankom gali užmaskuoti savo pilvą, tai tokiu būdu tu gali įkvėpti, nes tau svarbiausia, kad neparodyti visiems, kad įkvėpi oro. Tai su rankom užmaskuoji, įkvėpi ir išputi orą. Pabandyk tiesiog įkvėpti orą iš tentalį. Ir dabar išputi orą ir ten presą, pažiūrėm. Nu pasižiūrėsim, jo, nes kaip tau gerai atrodo, bet man atrodo su orą įkvėpti. Pernama vėl, ten krūtinė. Ir vėl įkvėpi ir atsiverk. Jo, ir alkūnę, aišku, suk, tada sparnas išlys. Ir koja pilnai ištiesk. Nu, iš tada pasipraktikuosim. Dar side chest padaryk. Jo, krūtinę tempk, bicas. Tada taip ir dar galis. Ir pabandyk tą krūtinę, va taip žiūrėk. Jo. Šitą tai gerai. Nu ir dar nugaras pozą padaryk. Aha, labai gerai. O, super. Gerai, pailsėjai biškį. Krūtinė. Labai gerai. Dai nugarą, susuk. Double bicep. Atsiloš daugiau, alkūnės priekį. Taip. Ir lat spread. Labai gerai. Tai man atsakysiu. Na da, vežiam. Kojas, taip. Ir žiūrėk, rankom savęs neuždenk. Aha, taip. Nu, padarom vėl, quarter return to the right, iš šono sukės, koja atgal statai, atsimeni, kaip aš rodžiau. Taip, o, va, taip. Ir presą. Va, dar išpus korą. Va, matai iškart presą, tada šonis presas labai gražiai skyla, taip. Ir su ranka savo preso neuždenk, kad teisėjai matytų, taip. Krūtinė tempi, labai gerai. Gerai, vėl sukės, koja vėl gal statai dešinę už tavęs ir va, taip, ir sukės gražiai. Op. Ne, tai tu žiūrėk, tu nebėg tokio suktuką padaryti, tu žiūrėk, tarkim, stovi taip, tas tai taip, hop, atsistoji, tada jeigu vėl, viskas iš kojų. Jo, labai gerai. Dar biškai priekį, paik daugiau. Va, gerai.
Gerai, tada kojas ir minimaliai pasistiepk ant pirštų, bet kad nematyčiau, kad būtum pasistiepęs jo šiknį temp. Taip, jo. Ir tada atsilošk vėl, nes jisai sėdi žemiau. Dar atsilošk. Gerai. Ir apatinę nugalbiškai temp daugiau. Taip. Ir vėl sukis į dešinę. Tada uždengi, įkvėpk oro. Ir bum. Taip, pilnai koją išties. Skyla geriau. Va, taip. Gerai, nors side chest. Krūtinė, įkvėp oro, atsikvėpi. Bum. Žinai. Dar biškai daugiau sulenkti ranką. Krūtinė, taip. Gerai, palsėk. Jo, tai dabar aš galiu pasitalinti nuotraukas, kaip Lukas pasikeitė per 20 savaičių. Tai tas yra labai faina. Aš ir atsimenu, irgi mano didžiausia problema buvo, kad aš lygindavausi, žiūrėdavau į kitus ir tada save vos ne psichologiškai nuvertindavau, nors reikia visą laiką, kaip ir kalbėjom dviese, kad tu nepamiršk, kokį tu progresą padarei nuo kiek iki dabar realiai per 30 savaičių. Jeigu mes ir tą off-seasoną paimtume ir augintume, tai čia kosmosas yra, žinai, ir tu turi tą įsivertinti. Ir dabar svarbiausia mėgautis. Čia, žinai, mano didžiausias klaidos ir būdavo, kad aš susiparinu, pamatydavau kitus, tada, fuck, ir čia toksai, tada visą laiką galvoju, blema, man čia reikia dar dydžio reikia, ir tada toksai be pabaigos, nors smagiausia yra išjausti kiekvieną emociją, ir gerą, ir blogą, ir džiaugtis atėjai, vis tiek atvažiavai čia ir pats sakai dabar per visą tą pasirašymą, tai. Ja, daug minčių visokių viską. Faina. Na, aš ir galvoju, žinai, bet pirmos varžybos ir pats esu dalyvavęs tenais pirmą kartą ir kai nėra žmogaus šalia toks vienas susibimbinėti, galvoju, bet mažiausiai galėjau, žinai, padaryti. Na, žinau, iš tikrųjų, kino jau toks šiek tiek, žinai, nauja viskas. Taip. Bet toks, vis tiek, toks jaučiuosi, kad turi būti. Bet šiaip smagu dabar, tu čia kaip nuvaryta grimavimą, viską. Smagu, jau. Man jau iš tikrųjų čia skaudu, galvoju. Faina, jo. Ja, tas visas manipulacijos, viskas. Dabar, aš pagalvoju, pas tai žiauriai pečiai geri dominuoja ir krūtinė gražiai skyla. Jeigu tu šitą pozą padarytum... Kaip most muscle? Jo, bet taip gražiai, va. O supresai ten, jeigu išpūst orą? Aha. Nes aš galvoju, tu galėtum, žinai, tarkim, matai, jeigu tu stoji prieš veidrodį, tai tu savo, klapas tave šitą. Jo. Tu galėtum, žinai, jo favorite classic pose, tai tu taip atsistoji rankos. Nes tu, žiūrėk, jeigu tu priekį stovi pozoj, tai tu taip nebijok su kojom, žinai, atsistoti, tokį transitioną padaryti. Kad nebūtų, žinai, tai taip, pavyzdžiui, stovi šitoj. Ir tada su rankom tu uždengi pilą, kad galėtum įkvėpti oro. Ir tada gražiai kojas atsistoji, tarkim, užmauni, tai... Nežinau, galėtum tai padaryti. Reikia pažiūrėti. Kuo daugiau, žinai, variacijų tu parodai. Jo, nes tau, žinai, tikslas dabar vis tiek, žinai, yra tas regioninės varžybos, dalyvausi naujoko kategorijai. Tai tau reikia parodyti kuo daugiau stipriausių savo vietų ir paslėpti trūkumus. Aš galvoju, kaip šitą ranką man žiūri. Ne, taip. Ne, aš tai tau siūlyčiau taip ir tada gražiai. Taip, ir dabar užmaunint galvos, taip. Jo, iškart geriau. Nice. Iškart geriau. Jo, atsistoji ir bum. Šiaip aš net galvoju, bet dabar gerai atrodė, fotą padarysiu. Pabandyk. Dar? Foto? Jo, tą pačią, kad darai. Parodys tau. Tai kojas. Dar kojas gali labiau išties. Gerai. Dar šitą padaryk, su krūtinė. Jo. Ir presas. Ir šitą dabar gal pasnikai, tai prasėk. Presą dar. Išpūs.
Gerai, pailsėk. Tai užteks, jau galim. Nu va, gerai, ką tik išėjom iš Luko. Nu, pašnekėjom dar smagiai, bet apskritai irgi norėjau su jumis pasidalinti, kad vis tiek su Luku mūsų bendravimas prasidėjo prieš kokius gerus 1,5 metų, kai jis tik atėjo ir norėjo gerai atrodyti, gražiai atrodyti. Ir mes pradėjom sportuoti ir tada mes norėjome tiesiog nusimesti svorio, turėti presą gražų vasarai. Ir viskas, praėjo tie 3 mėnesiai, nusiryškinom. Ir man sako, gal čia jau varžybas, visai kada nors norėčiau gyvenimą užlipti, tokį kaip tikslą turėjo. Aš jį įspėjau apie visą šitą gyvenimo būdą, koks jisai gali būti, bet jeigu tikrai tu nori, galim pasibandyti. Pradžiai dar uždedam raumens daugiau, nes pas jį pečių nebuvo, rankų nebuvo, nes jis visai aukštesnis yra, rankos ilgos, tai reikia rankų dar didesnio bicepso, kad jis būtų. Nu ir padarėm tą off-seasoną vadinamą, 6 ar 8 mėnesius. Nu ir tada pradėjom ryškinti, sakau, nusiryškinom ir pažiūrėjom ir spręsim. Nu ir tada, kai tik varžybos va šitos buvo už 20 kelių savaičių, nu ir jis labai norėjo ir sakau, nu, darom. Tai pažiūrėjęs, nuotraukom pasidalinsiu su jumis, matot. Nu, tas yra smagu, kai žmogus tikrai nori, užsibrėžia tikslą ir mėgaujasi visų procesų ir suderina jisai darbą ir apskritai gyvenimą ir tikslą iškėlė pirmoje vietoje ir pasiekė. Ir dabar su juo kaip tik aš šnekėjom prieš išeinant, kad kai tikrai kažko labai nori, tai viskas yra įmanoma, iš tikrųjų tik reikia daryti, kai darai ir viskas pasidaro. Tai tas labai yra smagu, net pats atrodo, bet šneku ir prisimenu save, tą visą savijautą matau ir pats netgi kažkaip net jau laukiu to pasirašymo, nes irgi čia nuo scenos jau gaunasi pas mane, man atrodo, jeigu neklysiu, 14 ar 15 mėnesių, kai ant scenos nebuvau čia. Ilgiausias liko tarpas gyvenime, kada nedalyvavau ir netgi man to reikėjo šito laiko, nes aš vienu metu buvau truputėlį netgi perdegęs nuo šito sporto. Ir pamiršau tą meilę ir kodėl aš pradėjau to tikrą tą kultūrizmą, tą fitneso gyvenimo būdą, kai tas maistas, ta savijauta, tą geležį kilnojau, tik kaip kūnas stiprėja ir perdegiau, nes norėjau tos pirmos vietos, buvau pasiruošęs bet ką padaryti, svėriau viską gramės į gramą, nieko nenusižengiau, nieko nemačiau, nieko nevariau miestą, žmonės atstumų ir per daug man to buvo ir kažkaip vienas varžybos nepasisekė, kitas varžybos nepasisekė ir kai tu darai viską 100% ir ten su vienu treneriu pasibandai, su kitu pats ir atrodo viskas gerai, bet kažkaip nesigauna ir nes čia nebuvau dar susitvarkęs, tai nebuvau pasiruošęs laimėti. Ir dabar taip kažkaip visai kitaip labiau to mėgaujuosi ir leidau paskutinius šitos metus ir pakeliauti, ir pasimėgauti gyvenimu, ir pavalgyti, ir panaktinėti. Ir tiesiog mėgautis vėl tuo sportu eilinį kartą. Ir tą meilę geležį kilnoti ir gyventi ir faina. Tai viskas mano irgi gyvenime ne veltui. Gerai, viskas mes jau važiuojam dabar iki apartamentų, tai čia kiek 8 minutės, esame Jūrmalais, kas čia labai šalia. Ir rytoj varžybos, tai rytoj ryte iki Luko vėl važiuosim, pasižiūrėsim, kaip jis atrodo. Tai dabar svarbiausia yra, kad jisai neužplauktų to vandens, tai vandens jam primažinom. Tai ryte tuoj mūsų operatorius užsiseks dičą. Tai gali sustabdyti greitai. Jo, tai svarbiausia, kad neužplauktų vandens. Su kojom, aišku, dabar mes planą susidėliom, kad jam, sakė, tikrai norės dar dalyvauti ir suprato gyvenime. Keisim dietos, esmė, kad matėte, jis toks truputį plaukiojantis, tas nuovargis, viskas, bet ant dietos, kai būna toks pavargęs ir kai riebų procentas toks būna žemas, tu net emociškai nieko nevertinti, viską logiškai matai. Tai labai daug dalykų paaiškėjo su draugais, nes tu viską mastai logiškai, o ne iš kažkokių jausmų, emocijų. Darbai, gyvenimo situacijos, nes jis dabar irgi sako, kad nusprendė keisti darbą nori Sidanijoje gyvena, nori vykti į Ispaniją galbūt gyventi, keisti, tiesiog nesijaučia gerai ten, kur jis yra, nori keisti savo gyvenimą ir gyventi taip, kaip jisai nori. Ir susidėliojo su savo antrąją pusę žmona, irgi kur varys darbus, keis šalį. Žiūrėt, kamera netruko truputėlį, tai kad iš tikrųjų mums tiek nedaug reikia daryti, kad mes priimtume sprendimus ir pasisuktų gyvenimas taip, kaip mes norim iš tikrųjų gyventi. Ir daugelis žmonių dirba darbus, kurių jie nemėgsta, nors iš tikrųjų galėtų priimti sprendimą ar surizikuoti, arba gyventi kitoje šalyje, arba, viskas mūsų rankose. Tai jį klausyti, kaip jisai šneka, kad per šį pasirašymą daug jam atsakymų paaiškėjo, kad jisai Danijoje gyvena kelis metus ir ten išmokęs danų kalbą ir ten licenzijas, sertifikatus yra baigęs savo profesijoje. Ir kad jisai vis tiek nori keisnės gyvenimo ir grįžti į Lietuvą, ar ten Ispaniją tą pačią varyti gyventi ir kažkokių naujų patirčių semtis.
Tai yra fainai labai girdėti. Ir viskas iš tikrųjų nuo mūsų galvose yra. Tai greit grįžtam prie dar formos, tai, kaip matėte, labai dvigalio daug trūksta, nes vis tiek mes per metus laiko, kiek mes priaugom, iš tikrųjų raumens vos ne plus 8 kg gavosi metus sudėjus, tada mes buvom ant dietos, tai paskutinios 8 savaitės ant dietos jos svoris beveik iš viso nekito. Tik, aišku, dabar šias paskutinės savaitės, kada labai stipriai ryškėt pradėjom, reikėjo pasispausti, bet tikslas buvo, kad kadangi pas Luką nėra tiek daug raumens ir viskas yra dar tik pradžia ir mes norėjom padaryti pačią geriausią tą package, tą formą ir kad nebūtų tiesiog kūdas ant scenos, tai mums negalėjom per daug irgi spaust, kad nesubirėtų, kad to raumens neprarastų, nes mes stengiamės kuo daugiau to raumens irgi priaugti ir jo išlaikyti. Kaip matėte iš nuotraukų, tai pirmoje vietoje mes po šitų varžybų jisai norės dar dalyvauti, tai dėsime didelį fokusą į kojas, tai su jo kojų dieną būtinai darysim, pasižiūrėsim, kaip jis daro viską, nugaros, realiai viskam po truputį visur reikėtų to raumens. Jisai realiai normaliai tik tais dabar sportuoja 1,5 metų, tai taip normaliai sportuoja. Tai dar viskas yra prieš akį ir tas noras ir viskas, tai svarbu sistemą pasidėlioti ir viskas. Gerai. Varom, apsižiūrėsim apartamentus, ką mes čia pasiėmėm. Ir pritelė ten, jeigu neklystu, man atrodo, yra. Bus smagu nueiti. Tada posėdžius pavalgom ir viskas, važiuosim varžybų žiūrėti. Jau. Atvažiavom. Tik aš feilą padariau, nes galvojau, paėmiau su spa. Nes čia Jūrmalai dabar, kai nesezonas, labai geros kainos, labai pigiai. Ir čia atrodo kažkokie rūmai. Ir atvažiavom be 20:10 vakaro, kai tikriausiai spa tikrai nedirbs. Ir toks, sveiki, mes atvažiavom į spa ir mes tik einam miegot. Aš toks kaip grybas, bet čia tai galvoju, reikėjo imti tiesiog paprastą nakvynę pernakvoti. Bet aš kaip visą laiką, kas mane pažįsta, žino, kad aš vėluoju visur. Ir planas buvo čia atvažiuoti kokią 7 vakaro. Ir aš dar pas Luką atvažiavom. Bet, žodžiu, feilas. Tai galbūt, aišku, tikiuosi, gal bus tas spa zona, gal galima privačiai gal kažkaip paprašyti. Ten į pirtelę labai norėčiau. Į pirtelę labai norėtųsi, bet abejoju, kad kažkas įleistų tokį metu. Bet nieko, eisim pažiūrėsim. Devintas aukštas. Na. Oi. Sveiki. Sveiki. Bet ne tą skenavau. O. Oi. Taip, vėl įsisu man. Visai normaliai. Kaip už 80 eurų su spa turime teliką su lempa. Sakai, kada? Aš jau filmuoju. Tu įspėk. Labas rytas. Einam valgyt pusryčių. Sunkiai miegojau. Šiaip nuojo vietoje yra sunkiau. Taip, tikriausiai ir jums taip pat. Ir einam suvalgysim visus kiaušinius. Bulvių valgysim. Kas čia? Kiaušiniai, bet įdomu ar verčiai yra. Blynai. O, dievas blynus. Oi, kažkaip net nelabai beikinas man gerai atrodo. Baldex pagariau. Tai galima šitą visą įrim.
Va, šiaip žiūriu, visai čia faina vieta labai. Palyginus Kaune, tai prasčiau tenai. Šiaip daug žmonių visai žiūri, ne? Tikrai nesitikėjau. Gerai. Ja, tai ryžių trapučiai. Jos vieną arbatį šaukštą uždė, gerai. Nu, mažiau truputį. Jo. Nes tu tas, riebus padės išlaikyti tą pilnumą ilgesnį, nes tiek pozuosi, tai ilgiau ant scenos. Front double bicep padaryk. Jo, žiūrėk, rankas, taip, žiūrėk, kaip tu galūnės laikai va taip į kamerą, tai rankas, pavyzdžiui, tai jos atrodys man plonas, nes aš jas matysiu va taip. Nu, pagauni kampą. Bet to reikia rodyti viską plačiausias vietas. Tai taip, jo. Ir siauriau biški rankas dėk. Va. Taip. Gerai. Front double bicep padaryk. Kojas tai tikrai skyla labiau. Pilnai išties koto, vienai skyla labiau kaip ištiesi. Va, taip, jo, nebijok išties pilnai. Taip. Gerai, o jeigu tu pabandytum stumti parketą į priekį, ištiesus, va, taip. Taip, tai įsivaizduok, kad bandai parketą stumti į priekį. Va, iškart tau vidurį išlenda, jo. Gerai. Neatsipalaiduok, normaliai, atsidaryk. Atsidaryk, orai geriau kvėp, išsuk. Nes kitų kūnės paskaitos sparnai išlėsiu. Va. Va, side chest padaryk, kojas, neatsimink. Visą laiką stumi parketą į priekį. Gerai, side chest. Bum, krūtinė pas tave gerai, jo. Nu va, čia įtempi, parodai, labai gerai. Nu ir tada gali taip mikro tokį biškį čiučiut. Vos taip lėtai labai šonu. O jeigu tu laikytum biškį čia toliau šitą ranką. Jo. Aha, gerai. Nugarą, lat spread. Šiaip krūtinė nepamiršus, sakai, ten krūtinė gera pas tave labai. Gerai, dabar žiūrėk, su kojom irgi bandyk parketą, grindis stumt atgal, bet ir suvesti jas į vidų su kojom. Nes tu kaip koja, pavyzdžiui, sulinki, pas tave dvi galis išlenda, bet kitas atsistoja į pozą, jis neišlenda. Tu bandyk stumti, kaip curlą daryti kojas. Taip, va, dabar, pavyzdžiui, matau aš dvi galį. O kai tu atsistoji, nebėra jo. Jo, gal daugiau net jo, dabar bandyk suvedinėti kojas vienas kitą, jo. Nu, geriau, aha. Labai gerai. Ir double bicep. Atsiloš daugiau. Thank you. Front double biceps. Kojas, Lukai, kojas. Side chest. Back double biceps. Thank you. Face to the judges. Side
Side chest. Presa. Šikna kojas presa. Face to the back. Koja. Go turn to the right. Jau. Gerai, tai reikia surežisuoti. Gerai, tai viskas, nulipom nuo scenos. Tai dabar įdomiausia būtų sužinoti, kaip gerai įspūdžiai, pirmą kartą vis tiek dalyvavai, turėjai šitą tikslą ir kaip jautiesi. Ja, įspūdžiai tikrai geri, vis tiek pirmą kartą lipau, tai buvo tikslas užlipti, dalyvau klasikę, tai labai smagu buvo. Aišku, dabar paanalizuosim klaidas, pažiūrėsim trūkumus ir galėsim taisyti. Jo, nu mes aišku dabar dar prieš šią filmavimą pašnekėjom, jau viską aptarėm, pamiršom pafilmuoti, bet, nu, kaip ir kalbėjom, tai iš esmės dydžio, vis tiek per visus šitos 1,5 metų, ką padarei, tai dabar, nu, kaip ir kalbėjom, kad kokius gerus 8 mėnesius auginimo, palisėt, biškelį dabar. Pozavimą pagerinti, patobulinti. Bet gerai, bet šitą šiaip dirbtuvė, visas dalyvavimas tau patiko? Ja, viskas patiko, tas tiek treningą gauti ir dalyvauti ir pozavimas, jo, smagu iš tikrųjų. Nes man daugam nepatinka. Patinka pats gyvenimo būdas, bet tas varžybos. Ja, kelias dienas prieš galbūt sunkiausias, nes išsekęs visiškai, bet kai užlipi, tas atsiperka vis tiek. Aišku, žinai, dabar, nu, taip pagalvoju vakarį, kai buvom dar atvažiavę, pakalbėjom, tai, nu, pasižiūrėjau irgi visą tą kelią, tai, nu, didžiąją dalį vis tiek pasiruošimo valgymos ne po 2,5 tūkstančių tenais tų kalorijų, nebuvo tų dažnai stiprių badavimų, visko, tai taip. Gerai, tu vertinum šitas 16 nuo savaičių grynos tos dietos, sunku buvo apskritai tas procesas, ar kaip įspūdžiai? Buvo ar labai sunku laikytis ar ne? Kaip pats tikėjai? Šiaip pagal kalorijas, manau, valgiau kaip ir nemažai iš tikrųjų, nes nebuvo to badavimo, nes buvo tikslas kaip ir išlaikyti raumenį vis tiek, neprarasti. Jo. Tai aišku, vis tiek buvo sunku, nes kai praeitas daug valgyti ir mažinė, ir kardijo ir viskas, bet, sakyčiau, tikėjausi, kad netgi blogiau bus, tai manau, viskas praėjo gražiai. Jo, ir kaip ir vakar irgi kalbėjom tą būseną, dietos, kai buvai, sakė, irgi labai viskas į vietą susidėlioja, žinai, kai būni pavargęs, Jo. Emocijų nėra. Tai mes eisim dabar, kas čia dar finalą liko, eisim dabar mes dar užkastų, irgi dabar pavalgysi, vėl trabučius valgysi, gerai. Ir tada finalus ir varysim kažkur pasidėti, tai jau okei. Nu, puiku. Gerai. Nu, koks jausmas?